ačiū visų pirma, kad tokiu oru vaikštot po parduotuvės, o ne gamtoj kur nors sėdit. Aš jau spėjau prasisukti, netgi keletą šiukšlių surinkau. Šiandien sako švaros diena, tai va. Ši kelionė truko 35 dienas, mes išvažiavom beveik lygiai prieš metus, balandžio 19. Ir nuo pirmos dienos prasidėjo nuotykiai, ką mes esame pasmerkti, matyti, kad jūs daugelis irgi esate susidūrę su to, kad jeigu keliaujate, jeigu važiuojate netgi ir nedidelį atstumą, bet esate pakankamai atsipalaidavę, tie netikėti įvykiai visuomet nutinka ir tiesiog viskas priklauso nuo to, kaip tu reaguoji, tai ir tu labai pergyveni, ir tu viską numoji ranka ir žinai, kad, kaip sakė senas kareivis Šveikas, niekada dar nėra buvę, kad niekaip nebūtų, vis tiek kažkaip bus. Tai taip būna ir mums. Knygos atsiradimas, jisai buvo pakankamai neplanuotas, kadangi aš rašiau dienoraščius Delfyje ir žinot kaip yra. Tose kelionėse, netgi jeigu jūs esate rašę dienoraščius, kad dienoraštis yra labai, pirmą, antrą dieną labai paprasta, atsiverti naują susivinuką, mergaitės dar moka gražiai paraštės, nusibrėžia su flomasteriu, gražiai parašo pavadinimą, pirmas puslapis būna gražus, o paskui, kitą dieną, galbūt vėliau, o paskui, ką čia rašyti. Tai lygiai taip pat, bet žmonės, kurie buvo likę Lietuvoje ir kurie mus palaikė, mes to neįvertinam ten būdami, bet jie iš tikrųjų laukdavo tų mūsų nuotykių. Dėkingai yra tai, internetas, aišku, yra puikus pasiekimas, kada tu viską realių laikų gali stebėti, gali sekti ir žmonės mums rašydavo ir žinutės ir atsiliepimus, kada laukdavo mūsų tolimesnių nuotykių, tikėdamėsi, kad mums neišdegs, kad bus viskas blogai, mes sugriūsim, netgi būdavo lažybos. Žinau, kad buvo statymai tarp mūsų pažįstamų ir nepažįstamų žmonių, kad daugiau statė tie, kurie sakė, kad nenuvažiuos. Vis dėlto nuvažiavom. Ir tuo metu, kad aš rašiau tos dienoraščius, prisiversdamas tai daryti kiekvieną dieną, nors ten būdavo ir nuovargis, ir ne tas galvoj, bet dar sudėtingiau būdavo juos išsiųsti, kadangi tos šalis toli gražu nėra labai toli pažengusios naujausios technologijos srityje, ypač Turkmėnija, tai jau ten man būnant draugai rašė man ir įkalbinėjo, kad parašyčiau apie tai knygą. Mano senų laikų knyga tai yra kažkas tokio šventa, dėl ko aš sakydavau, baikit bairius, chebra. Knygą rašo Žemaitė, knygą rašo Keruakas, Tolstojus, čia Starkus rašys knygą, tai įsivaizduojam, kad knyga tai yra vertė ir kad tai yra svarbu. Jūs visai kelionį neruošiat prieš tai techniškai? Mes ruošiam ir labai stipriai, nes tas automobilis, ta mūsų vadinama Pagieža raudonoji, kada mes ją ištraukiam, ten iš tikrųjų mes nuvažiavom žiemą pas mūsų tokį draugą, kuris tą automobilį kieme laikė, patys žinot, prie jūsų namų irgi stovi turbūt kokį nors 1-2 egzemplioriai, tai po keletą metų. Ir mes iš principo šiek tiek sutvarkėm. Automobilis vis dėlto buvo pagrindinis personažas šioje istorijoje. Kelionės pabaigą mes jau jausdavom kiekvieną jo virptelėjimą ir motoro darbą ir netgi tuo metu, kada jis pradėjo lėkti iki 120, mes supratom, kad jis panašus į tą, žinot, kaip gyvuliai būna, kur į skerdyklą veda. Linksmi tampa, čia aš viskas dar tvarkoj, dar aš čia bairių žinau, galiu dar pagyventi ir lygiai taip pat elgėsi Pagieža ir kuomet mes ją palikom, mano draugai vedė mane už rankos ir sakė, nesigręžk atgal, žiliumsi. Buvo graudu. Į Afriką mes vežėmės labai daug maisto, taip, kadangi ten nėra to maisto, tai mes viską suvalgėm. Čia mes vežėmės maisto, paskui išdalinom visiems, kam pakliuvo, nors irgi nežinau. Ėmė tik dėl to, kad iš mandagumo tos konservus mūsų, nes pas juos labai skanu. Taip kad vėl, kalbant apie tą patį žmogų, tai apie Vytarą, jisai keliavo į kelionę sakydamas, 10 kilogramų numesiu, tai grįžo priaugęs 5. Bet tai nebuvo brangi kelionė iš tikrųjų. O ar galėjot ką nors sutaupyti, jeigu dabar išvelgiant, kad gal dar kas būtų pigiau, ar ne? Ne, nes pigesnį automobilį vargu ar įmanoma įsigyti. Nemanau, kad pigesniuose viešbučiuose galima buvo gyventi, o jeigu mums sugesdavo kiekvienoje šalyje automobilis ir kiekvienoje šalyje mes turėdavom ieškoti vietinių automobilių servisų, tai
galbūt tik tai vienoje vietoje mums teko šiek tiek mokėti už detalės, už stabdžių kaladėlės pakeisti ir tai pigiai, nes patys persai parekomendavo, sako, čia yra persiškos stabdžių kaladėlės Mercedes, o čia yra vokiškos stabdžių kaladėlės Mercedes. Sakėm, kurios geresnės? Maždaug vienodas, o kaina paskiriasi. Sakė, persiškos kainuoja, na tarkim, 50 litų, vokiškos kainuoja 350 litų. Tai ką patys pirktumėt? Persiškas. Paėmėm, nu reikia 2, tai mes sakėm, gerai, tai mes dimam 2. Tai tas sakė, gerai, imkit už 50 abidvi. Kodėl? Nu akcija, sakė, jūsgi 2 perkat, ne 1. Tai jie ten žmonės, humoro jausmo yra gero visur. Ir tikrai iš tokių kaip mes neužsidirbdavo. Toj pačioj Persijoje mums važiavus į Esfaganą, tai yra gražiausias turbūt, man nuomonė, Persijos miestas ir laisviausias savo dvasia. Ten tiesiog žmogus važiuoja motociklu pro šalį ir pro atidarytą langą mums kažką duoda. O, sakau, nu jau bombytė ateina. Ne, tai yra labai gražus rankų darbo kažkoks persiškas suvenyras, kuris tiesiog laužyt anglų kalbą sako welcome to Persija. Viskas, tiesiog jisai duoda tau dovanas. Išvažiavus iš Irano, vėl viskas pasikeičia, atrodo, ir tu jau ten beveik mėnesis kelionėje, visi tavo failai perpildyti, jau tu nebesugebi tų įspūdžių paimti, bet įvažiavus į Turkmėniją, vėl kitokia šalis, ten jau tu ir susikalbi rusiškai ir už 30 km tu alų geri, nors 10 dienų tu geri tik vaisinį kažkokią su citrinų skoniu ir ten gadinai savo skonio receptorius. Ir ten dar merginos su minisijonais vaikšto, galvos nepridengtos, keikiasi visi. O, sakėm, išvažiuoju į Uzbekiją, ten pasirodo Uzbekai apie Kauno Žalgirį arba Vilniaus futbolo Žalgirį visi kalba, visi žino, kas yra Sabonis. Ir, prasme, kiekvienoje šalyje tu staiga vėl pradedi kitaip mąstyti, vėl kitaip iš naujo viską atrandi, dėl to labai sunku būtų išskirti ką nors, nes tos šalis yra įspūdingos vien tik tai dėl to, kad tie žmonės yra nenuvarginti turizmo, jie patys tiek, na, turkai gal nelabai, tiek turkmenai, tiek ypatingai uzbekai ir patys persai iraniečiai, jie sako, kad mes esam palyginus nekalta mergelė turizmo žemėlapyje. Pas mus čia tų atvykėlių nėra daug. Ir dar vienas įdomus dalykas, kad mes mūsų draugų rekomenduoti būtent interneto puslapiuose, sakė, jūs pasiimkite važiuodami į Turkmėniją daug kupiūrų po $1, ir nes jūs ten stabdys labai daug, ten yra labai daug milicijos postų ir jau pamato jau užsienietišką automobilį, jau jie viskas mato atvažiuojantį $, galbūt ir daugiau. Jis sako, aišku, duokite tą $, bet kaip nors vis tenkitės padaryti taip, kad tai nebūtų paprastas davimas, nes jie susisiekia su kitais ir panašiai, kaip nors ten dar susidraugaukite. Ir mes ten turėjom tų po $, daug. Ir kada mes įvažiavome į Ašchabadą, mes supratom, privažiuojant prie miesto, kad tuščios gatvės visiškai ten keista labai po Irano šurmulio. Mes laukiam, kad jau dabar prasidės. Buvo prisiklausę istorijų, kad žmonės nuvažiavę į pusę Turkmėnijos grįždavo atgal, nes tiesiog baigdavosi jiem pinigai. Nes ten tiksliai labai, tiesiog reikėduodavo visus atvykėlius. Ir vieną policininką pravažiavom, demonstratyviai nusisukę mes važiavom, nes, jeigu žiūrėsi, žinot, kaip būna paskui, sakys, gal tiksliai tegul sustoja. Antrą jau važiavom taip šnairuodami, jis atsisuko pro galinį veidrodėlį, pamatėm, atsisuko, sakėm, aha, pirmo mes neva tai nepastebėjom, antro išvengėm, nes jis pats dabar taip nesupranta, kas čia įvyko, bet trečias jau tiksliai stabdys. Tai trečią mes jau taip žiūrėjom, nieko nedarė. Tai prie ketvirto sustojom ir sakėm, o galit pasakyti, kur čia Lenino aikštė? Jis parodė, bet irgi nieko neėmė. Ir mes supratom, kad toj šaly turbūt įvyko tam tikras prezidentinis tiesioginis įsikišimas, nes ten vis tiek tam valdo prezidentas ir buvo turbūt duotas nurodymas, kad užsieniečių jau nebeterrorizuoti, nes turbūt jau jie buvo prisižaidę daug ir tos kalbos labai garsiai. Bet žiūrėdavo iš tikrųjų mus taip, kad galvodavo taip, to žvilgsnį, žinot, kaip būtų mano valia, kaip aš tave nurenkčiau dabar. Paskutinius $, tu man paliktum. Ačiū, kad palaikot, nes, kaip sakiau, visą laiką, kad kada mes jaučiam, kada tiek žmonių to domisi, mums kur kas lengviau keliauti.